Sveiki visi Linelės Ride kanalo žiūrovai. Nu ką, darausi Hondos ambasadorius. Su mumis šiandien strytukas Honda CB650R. 70 kW, 63 N, 203 kg ir tai yra labai geros kokybės, labai gražus miesto motociklas. Kadangi važinėjau su MT-07, tai važiuojant galima bus šiek tiek palyginti, nes jie kaip ir tam pačiam segmente, tačiau vis tiek yra nemažai skirtumų. Apie patį motociklą, tai 4 cilindrai, šova priekinės šakės nereguliuojamos, motociklas yra pakankamai standartinės versijos, standartinis išmetimas, nieko čia labai daug nėra jame pridėta, taigi turi ABS, turi trekšiną, dabar uždėti yra slideriai, uždėtos rankinėlės reguliuojamos, uždėti mažesni, stilingesni veidrodėliai. Šiaip pats motociklo dizainas tai man patinka. Aš prieš kokius 3 metus norėjau nusipirkti tokį modelį, bet nesutapo mūsų čakros su Hondos pardavėjui, tai tiesiog taip jau gavos, kad aš jo ir neįsigijau. Neneigsiu, dabar paskutiniu metu kažkaip labai nemažai tų britų, tai atsisėdus ant stryto buvo pakankamai keista sėdėsena ir tas priekis, jo nebuvimas, sakykime, tai šiek tiek reikėjo adaptuotis prie kitokio važiavimo stiliaus, bet apie tai daugiau mano kelionė. Tai kągi, sėdam ant moco, važiuojam ir tada sužinosit visus likusius dalykus. Nu va, šiuo ant motociklo. Taigi, pozicija atsisėdimo man patinka, man patogi. Aš vis tiek kaip aukštas, tai man tas labai svarbu. Labai keista, kai nėra to priekio, sakau, paskutiniu metu važinėjau su Britvom, tai čia visiškai kitokia sėdėsena, kitoks vairas ir viskas kitaip. Nu, bet va, matom išdėstymą. Mygtukų ne per daugiausiai, prietaisų skydelis atrodo gražiai, apsukos greitis, variklio temperatūra, bėgių indikatorius, traction kontrolas. Va, čia yra mygtukas. Galima išjungti, galima įjungti ir viskas. Dabar dega ABS ir šitas, kai pradėsim važiuoti, jie užges. Šitas stikliukas iš tikrųjų atrodo, kad gali ten, kai saulė šviečia, nesimatyti ar dar kažkas. Kol kas nesusidūriau. Greitis ir apsukos ir visas prietaisų skydelis kol kas matosi visada normaliai. Tai pažiūrėsim, kaip bus važiuojant, bet iki šiol tai tikrai neturėjau kažkokių tai problemų su tuo. Nu ką, lekiam. Nu kągi, mano pirma mintis, tai nežinau kodėl, bet jisai manęs neprovokuoja. Standartinis išmetimas, standartinis garsas, nežinau, gal tas toksai retro švelnesnis dizainas kažkoks tai, bet vat, taip kaip dabar, sakykime, važiuoju, jisai vat, yra važiuoji, linguoji, savo kažkokios tai ten mintis pas save ten galvoj suki ir jisai man būtent vat yra toksai. Tai tą emociją aš lyginu su MT-07, kaip jau sakiau, ir mano visi palyginimai, manau, kad būtų tiksliausia, jeigu tą daryčiau su būtent MT-7, nes tai yra 2 patys populiariausi street tipo motociklai. Netgi nežinau, kaip apibūdinti, bet sakau, va dabar aš tiesiog važiuoju, man smagu, aš savo linguoju, tiesiog geras gražus oras, šviečia saulė, 20 keli laipsniai. Ir tai yra vat,
ta emocija, kurią aš gaunu iš šito motociklo. Kai tuo tarpu su MT7 aš jau taip nebenoriu važiuoti ir ten norisi visą laiką važiuoti, spausti, kelti ir taip toliau. Tai va čia toks pirmas mano iškart toks pastebėjimas, kad šitas motociklas jisai neprovokuoja. Pati sėdėsena smagi, kojos čionai puikiai telpa man netgi tokio ūgio būnant, ko nėra CB1000R, tai čia toks bakas išsilenkia ir remiasi į koją, tai ten šiek tiek yra ne taip patogu, nes negali apspausti pilnai bako. Bakas yra 15 litrų, sąnaudos ten kažkur bus apie nuo, sakykime, 4 iki 5 litrų 100 km. Turim ABS veikia, trekšinas dabar išjungtas, kad galima būtų pasilinksminti. Šiaip man labai patinka va tas dizainas. Tai man dizainas iš tikrųjų ir ta priekinė lempa ir čia va šitie, nu visi elementai ir tas spalva man būtent va šita man yra pati gražiausia. Tai čia aš jau neturiu prie ko prisikabinti. Nu ir šiaip nelabai turiu prie ko čia kabinėtis, bent jau kol kas. Tai visiškai kitas motociklo tipas, visiškai kitokiam vartotojui. Tiesiog sugalvoji, kad nori važinėti motociklu, neturi jokių įgūdžių, išsilaikiai teisės. Pirmas motociklas, ten biudžetas apie, sakykime, nuo 6 iki 9, čia įskaitant, jeigu svarstai ir naują pirkti. Nusipirki puikų motociklą su garantija, važinėjai ir problemų nematai. Lygiai tą patį galima padaryti su MT, bet MT iš karto tave visiškai kitaip provokuos tas motociklas. Jisai, davai, spaus, davai, daryk, davai, kelk ant vieno rato ir taip toliau ir taip toliau. Plius, jeigu dar užsimeti tą išmetimą, kokį Xilą, Akrapovičių, nežinau, SC Project, tai ten dar ir garsas priduoda tos kitokios emocijos, kuri, nu, tiesiog, jinai tokia yra. Tas važiavimas, čia sakau, 4 cilindrai, va, duodi gazą, nieko nevyksta. Nu, va, dabar jau kažką jis čia pradeda daryti. Tai reikia galbūt įprasti, nes Britva jinai kitaip važiuoja, jinai daugiau galios turi, iš karto kažkaip pradeda važiuoti, tai bent jau, nu, kažkiek. Tai šitoj vietoj čia yra toksai mano pastebėjimas. Šiaip pats motociklas labai, nu, ta vairo padėtis, jinai smagi, jisai tikrai manevringas, jeigu kažkur reikia, tai vat po miestą ar dar kažkur, tai jisai tikrai yra tas motociklas, su kuriuo, sakykime, pagal važiavimo stilių tai yra mažesnė tikimybė, kad atims teisės, o tu pilnai patenkinsi savo poreikius daily drivęs tokį motociklą. Gerai. Kad būtų biškį smagiau. Tai galima ir taip daryti su šitų motociklu, problemų čia jokių. Tiesiog čia tu pats sugalvoji taip daryti, ne motociklas. O su MT motociklas sugalvoja taip daryti ir tu, nu, kodėlgi ne, neatsisakysiu šitos progos. Tai vat aš taip matau būtent vat šitos vat visokius momentėlius. Nu, šiaip sakau, aš tikrai norėjau tokio motociklo ir buvau nuvažiavęs pasimatuoti, apsižiūrėti, bet tiesiog pasijaučiau, kad sutrukdžiau pardavimo vadybininko jo darbo dieną, kad jisai man skiria tas 20 ar 25 minutės ir aš nusisukau nuo Nippon Auto, nes tiesiog nematau prasmės prikelinėti mirusio arklio. Gal kažkas su laiku pasikeis, gal tie
santykiai kažkokie tai susikurs, bet kol kas tai man tai yra miręs arklys. Šiaip veidrodėlį, jie, nežinau, vieniem patinka, kitiem nepatinka, vieni į viršų deda, kiti į apačią jas nusuka, jeigu į apačią, tai jie čia kur nors kliūna, bet visai neblogai matosi ir tam motociklui jie tinka, toks stiliukas, tai kodėlgi ne. Dabar yra išėjęs Hornetas, tai Honda CB750. Aš esu ant jo sėdėjęs, kaip tik buvau užmatęs jį Barcelonai, Hondos atstovybei, bet priėjau, pačiupinėjau, atsisėdau ir man labai nepatiko. Toks jau kinietis, toks jau pigus mocas, taip jau viskas ten ant snarglių padaryta. Nieko bendro su Honda neturi tas motociklas. Ir kol kas aš jį mačiau tik vizualiai, tai vėlgi daug kalbėti negaliu, čia tik mano pirmas įspūdis. Reiktų pravažiuoti, reiktų pasibandyti tą motociklą, bet kol kas tai man ten pasirodė totali nesąmonė. Gal bus proga, gal kažkas iš jūsų turėsit pasiūlysit man pasivažinėti. Šitas motociklas, tarp kitko, irgi yra žmogaus, kuris žiūri video blogus ir parašė man: žiūrėk, turiu tokią Honda 20 metų, gal norėtum pasibandyti. Tai faktas, kad norėčiau. Ilgai netruko, pasiderinom laiką, prieš porą dienų jis man parašė, aš jam atrašiau, kada aš galiu. Ok, susitarėm, atvažiavam. Tai turi Honda ir turi Supermoto, tai sakė, irgi duos pasibandyti, tai vat ir Supermoto kažkada išbandysiu, ten pas yra 500 kubikų, tai tikrai įdomus aparatas, nors nesuprantu, kam yra skirti Supermoto ir gal dar nebuvo progos, aš nežinau, tiesiog man Supermoto yra nesuprantamas dalykas. Tai esu važiavęs su Duke'u, toks, kaip ir Supermoto, bet ne visai. O čia yra jau tas toksai iš krosinio, sakykime, gimęs Supermoto, tai vat įdomu bus, kaip toksai daiktas. Važiuoju 4000 apsukų ir nieko. Aš gal net sakyčiau, jisai man nuobodus tas motociklas. Vėlgi, kaip ir sakau, aš kitokio stiliaus motociklų gerbėjas ir aš jau įpratęs esu prie kitokio važiavimo. Tai gal dėl to tas motociklas man šiek tiek nuobodus. Ir tai nereiškia, kad tai yra blogas motociklas. Pats motociklas, viskas yra tvarkoj ir pakabojami maloniai ir tas šiaip 200 kg, ten 203, bet irgi negalėčiau pasakyti, kad jis jaučiasi, kad jis būtų sunkus. Tai visi šitie niuansai, viskas yra gerai, bet jeigu žmogus, kaip sakiau, pirmas mocas, yra pinigėlių, atvažiavai, nusipirkai, važinėsi, vargo nematysi, džiaugsis, būsi patenkintas ir tai bus tavo pats geriausias pasirinkimas. Ne veltui šitie motociklai yra patys populiariausi street klasės tipo motociklai pasaulyje. Tai Honda ir MT-07 ir tuo pačiu panašus, tuo pačiu labai skirtingi motociklai. Aš gal net sulyginčiau, jeigu taip imti apie tas visas provokacijas, tai iš mašinų žinau, kad jeigu atvažiuoji, pavyzdžiui, su BMW ten kokiu 335 ar ten, nežinau, 435 ar, tom galingom mašinų, būtent BMW, tai jas, tu darai nesąmonės, tave provokuoja, tu važiuok, tu spaus, tu daryk, tai garsas šaudo, čiaudo ten ir taip toliau. Tai va ten yra MT-škė. O čia yra toksai 7 klasės BMW, kur tu ramiai savo važinėji, kur tu niekur neskubi, tu toksai atsipalaidavęs, važiuoji, kažkokie dar po darbo, ten kažkokios mintys. Tai va čia yra toks motociklas, kur tu labai daug negalvoji, tu labai greičio neviršiji su juo ir jisai pilnai atlieka tavo visas paskirtas užduotis ir atitinka tavo poreikius. Mačiau dar, kad būna priekinis stiklas,
Tai vėlgi, jeigu važinėt daugiau už miestą, taip kaip čia dabar važiuojam, tai visai būtų smagu tą stiklą turėti, nes šiaip tas vėjas daužo, tai neblogai. Ir jeigu greitis šiek tiek didesnis, tai jau atrodo, kad tu skrendi, kad tu ten lėki, tai vajai, o iš tikrųjų pasižiūri, tai nieko baisaus. Tai va to išvažiuosim į keliuką, pasižiūrėsim, kaip jisai linguoja. Man patiko, čia šiaip padangas tokias miesto lietaus ir galbūt tolimesnių distancijų, bet viskas su jom irgi labai gerai. Stabdžiai. Stabdžiai iš tikrųjų tai čia yra kažkoks tai atradimas. Man jau atradimas buvo ant CB1000R, bet čia yra stabdžiai, tiesiog, kad jūs suprastume, tai wow. Ir kai tik tai užblokuoja galinį ratą, ne tai, kad užblokuoja, bet kai suveikia ABS, tai tada iš karto pradeda mirksėti avarinės. Ir čia šiaip geras featuresas yra. Galiu pademonstruoti. Važiuoji. Išbėgo meška, paspaudė ant stabdžių ir tau iš karto mirksi, kad kiti matytų, kad tu jau stoji. Jeigu meška išbėga, tai ir šiaip pamatysi, bet jis šiaip žymiai sunkiau kyla negu MT-ška. Bet toko mažiau, bet irgi kyla, irgi smagu. Posūkiai jam. Bet vat vėjas jau dabar viskas, jau dabar į mane vėjas pučia taip, kad wow. Ir aš jau atpratau nuo šito, važinėjau su strytais ir man patiko, bet, kaip sakoma, atrodo, kad smagu, kol neužlipė ant britvos. Nors dar vienas toks dalykas, kad dabar jau gamintojai jie pradėjo atkreipti tai dėmesį, britvos tampa vis mažiau populiarios, o strytai išlaiko, sakykime, tą populiarumą, tai dabar jie tiesiog daro ir stabdžius strytam gerus, ir varikliai neatsilieka nuo litrinės. Pavyzdžiui, sakykime, nežinau, Ducati Street Fighteris, tai ta pati Panigale. Tada MT10, tas pats ir pirmas, biški ten kilovatų mažiau, biški yra pamažintas. Tada S1000R, tas pats RR, sakykime, tai tik tai irgi biški buvo mažiau galės, bet dabar jau jie padarė M1000R, kur yra kaip ir Panigalės ir Street Fighteris, same. Tai tas strytų poreikis jisai išlieka didelis. Aišku, miestą su Britva važinėt, mes visi suprantam, kad tai yra absurdas. Bet visi važinėjom. Koks puikus oras tokiem pasivažinėjimam. Šiaip nežinau, ką čia dar papasakot, dizainas, kiekvienam pagal save, važiuoja labai neblogai tas motociklas, turi savo klientūrą ir savo stilistiką, bent jau aš ją taip matau. Tai, ar aš pirkčiau CB 6PMR ar MT-07? Tai šiai dienai mano atsakymas yra toksai, aš pirkčiau MT-07.
Tai kągi, tiek šiandien apie šitą Hondą. Geras motociklas, bet man šiek tiek su juo nuobodu. O daugeliu šitas motociklas kuo puikiausiai tiks, patenkins visų poreikius ir vežios jūs į darbą su draugais kažkur tai pasivažinėt, išvažiuot. Tikrai geras, kokybiškas, sąlyginai nebrangus, gražus motociklas. Ačiū dar kartą, kad žiūrit. Mūsų vis daugiau, labai smagu. Kuo jūsų daugiau, tuo mano fantazija didėja. Taigi, geros visiems dienos. Iki.